Lituanica Sat-1 ir Lituanica Sat-2. Apie šiuos lietuviškuosius palydovus tikriausiai yra girdėjęs kiekvienas. Susipažinkite su M6P. Tai daug pažangesnis, komerciniais tikslais kuriamas daugiafunkcinis palydovas. Tai tokie palydovai iš tiesų gali turėti nemažai pritaikymų ir dauguma iš jų turbūt dar net nėra atrasti ir sugalvoti. Bet pagrindiniai pritaikymai tai yra žemės stebėjimo, vadinami Earth Observation palydovai, taip pat lėktuvų stebėjimui, laivų stebėjimui, derliaus, vandenynų ir panašių dalykų stebėjimo. Šis palydovas skirtas tiems, kurie į kosmosą nori iškelti savo įrangą. Vietoj to, kad kurtų nuosavą palydovą, įrangą jie gali įdėti į M6P. Vilniuje esanti įmonė pasirūpina nanopalydovo iškėlimu į kosmosą ir kitomis smulkmenomis. Naudingam kroviniui skirti 2/3 palydovo talpos. Tie mažieji palydovai yra pigesni, tai jų galima paleisti spiečių, tarkim 100 palydovų, vietoj tarkim vieno didelio. Taip pat tokie palydovai yra standartizuoti. Tai irgi palengvina jų gamybą ir surinkimą. Tai galima iš netgi kitų mažosius palydovus gaminančių įmonių pirkti kažkokias posistemės ir jos puikiai tiks mūsų palydovai ir atvirkščiai. Įprastiniai palydovai gali sverti kelias tonas. Tuo tarpu maži, nuo 1 iki 10 kg sveriantys palydovai vadinami nano palydovais. M6P yra būtent toks, jis sveria maždaug 6 kg. Ant aliuminio rėmo esantys saulės elementai palydovui tieks energiją šiam skriejant 500–600 km aukštyje aplink Žemę. Tai ta orbita jinai yra pakankamai žema ir palydovas apskrieja Žemę per turbūt 1,5 valandos. Tai yra labai greitai. Mažosius palydovus į kosmosą galima keliais būdais pakelti. Tai vienas iš būdų, kaip buvo pakelti pirmieji 2 lietuviški palydovai, tai yra iš tarptautinės kosminės stoties, jos astronautas tiesiog rankomis išmetė Lituanica Sat-2 ir šis palydovas bus pakeltas raketa iš Indijos kosmodromo. Gali nuskambėti netikėtai, bet Indijos naudojamos raketos yra laikomos vienomis patikimiausių. Norėdamas pamatyti patį palydovą, į specialų kambarį žengiu pasipuošęs apsauginiu kostiumu. Mes esam iš tikrųjų didžiausias dulkių šaltinis. Žmogus plaukai, oda yra didžiausias dulkių šaltinis. O kadangi čia kambaryje mes stengiamės išvengti to, o šitie kostiumai yra specialiai padaryti, kad jie neskleistų jokių dulkių, jokių dalelių, jokių plaušų. Ir būtent dėl tos priežasties ir angos, per kurias išeina kuras, ir kameros, kuriuose degas kuras, yra labai mažos, tai mikronų dydžio. Tai mes stengiamės išvengti dalelių, kurios gali patekti į tą propulsiją. Prieš išvysdamas kosmosą šis palydovas dar turės praeiti specialius testus. Vibro testai, tai jie taip ir atrodo. Palydovas padedamas ant vibro stendo ir jie tiesiog labai stipriai krato. Baisiausia, kad suges turbūt antenos arba ryšio sistema, nes tuomet viskas gali veikti puikiai, bet mes negalėsim tiesiog su juo susišnekėti ir jo valdyti. Tai mes sakom tokiais atvejais, kad palydovas taps plyta ir tokia skrendanti aplink. M6P gali kainuoti nuo 2 iki 500 000 eurų. O kur dar pačio paleidimo išlaidos? Mažieji kosminiai palydovai turi nukristi į atmosferą ir sudegti per mažiau kaip 25 metus. Jisai skris iš tiesų nemažai metų. Tas palydovo laikas kosmose jisai priklauso nuo orbitos aukščio. Kuo orbita didesnė, tuo jisai ilgiau skris. Ir orbita jinai palaipsniui mažėja dėl atmosferos kažkokių likučių. Tai į tokį aukštį, kurį bus paleistas šitas palydovas, tai jisai turėtų skristi, bijau pameluoti, bet apie 20 metų. Tačiau mes tiek turbūt nenorėsim, kad jisai skristų, tai galima to raketinio variklio pagalba jo orbitą specialiai pamažinti, kad jisai greičiau tiesiog nukristų ir krisdamas per atmosferą sudegtų. Tikima, kad ateityje jų spiečiai pakeis brangius ir gedimo atveju nebenaudingus didžiuosius palydovus. O kol ruošėme reportažą, M6P sėkmingai pakilo į kosmosą.
Balandžio 1 dieną Indijos raketa į orbitas sėkmingai paleido 28 nano palydovus, M6P buvo tarp jų. Kylančią raketą per savo langą užfiksavo vienas keleivinio lėktuvo pilotas. That's amazing. Wow.